karšta. Čia mūsų antras užkandžių, desertų, starterių ir gėrimų stalas. O aš pasiėmiau vištelės su ryžiais. Tai skanaus ir iki greito. Sveiki, mėlėjai mūsų žiūroviukai ir žiūrovaičiai. Tai nusileidom pagaliau Turkijoje. Turim gerą valandą pereiti pusę oro uosto. Tai tik tai neramu dėl kuprinių, bet tikėkime viskas bus gerai. Pizekas čia biški. Nu tai va, daugiau aš iš čia turbūt nefilmuosiu. Tai dabar jau susitiksim Bankoke. Antri pietus lėktuvėlį. Turime turkišką koftę su, nežinau, tikrai ne ryžiai. Daržovės vienos, čia aistės pavogiau, bandelė, šviežios daržovės, deserčiukas, vynas, šampanas ir aistė tradiciškai. Ką valgom? Pasta. Tai žiūrim dar moterų regbį ir kiek žinius. Pusę perėjome ir užstrigom. Nežinau, einam bandysim plauksų laivų vieną stotelę, nes ten be šansų pieškom daeiti. Ar susikalbėsim, net neįsivaizduoju. Gal susikalbėsim, o gal ir ne, va ir nuplaukė. Nu nežinau, mes čia kažkur atėjom. Vanduo toksai, pilkšvai rudai brudnas. Nu ir plaukė čia kažkas. Nėra jokios informacijos. Tai mes ir nežinom, kas čia kaip kur. Dabar yra turbūt 8. There and left, yeah? Okay, thank you. 8 gal karočią pasidarėm ankstyvesnį, be 15, 8 pasidarėm ankstyvesnį Swimming Fitness Rooms. Ankstyvą čekiną, sumokėjom dar 26 eurus, ne? Revoliutas labai šiaip gerą kursą duoda, jeigu kortelę mokant. Kadangi aš beveik nemiegojus. Aistė biškį miegojus. Eisim iki 7-Eleven, užkast ir iki baseino. Ir ten susimatysim, aš manau. Arba ne. Na ir kągi, kviečiame jūs į mūsų kambario turą. Kambarys vadinasi Superior Double Super Duper kažkoks ten nepaprastas. Tai va, štai prašom. Vėl atrodo gražus per video. Nes nėra negražus, tikrai, kaip europinis standartas, tai tikrai liuksiškai. Tai pažiūrim, kas vonioj, nes mes nebuvom. Lofatra, nežinau. Gražu, nu. Tikrai normaliai. Nusipirkom legendinius sumuštinius ir eisime valgyt ir į baseiną, ten ir susitiksim, pakalbėsim daugiau, išsamiau viso labo. Nu ką, atėjom prie baseinėlio. Kiek čia dabar 9, ne? Vaizdas toks, esam 8 aukšte, atrodo, kad esam kokiam 3. Nes aplinkui labai... Nu ir vėlgi toks didelis kontrastas, čia toks namelis, toks sausau, žinai, šalia jau naujoviškas iššautas, dar šalia toks, dar, va, iš vis gražu. Jūs klausėt, kiek šilumos, kiek čia gali būti šilumos, kokie 28 ir apsiniaukia, bet čia mes pripratę. Gerai, nu aš iššoksiu, biškį atsigaivinsiu. Nepykit, kad toks ištynės, ką tik biškį power nap padėjom po skrydžio po visko 5 valandėlės, gal 4.
Sakiau, reikia iki Chinatowno pavažiuoti, pasimauti, pavalgyti, bet su Boltu, nesąmonė, Boltas iki mūsų važiuoja 21 minutę, po to driveris parašė, kad apie 40, tada Boltas rodo, kad iki Chinatowno jam 1 minutę, tai vėl dvigubink laiką 1,5 valandos, tai reiškia, kad mes 2,5 vien keli sugaištam, dabar yra 3, už tas 2,5 valandos sumokam 3,41 €. Oi, sorry, kas čia dabar yra? Ne, man atrodo, ten mums reikės. Palabiškai. Ir tada sugalvojom, kad mes važiuojam, nes mums 7 valandą prasideda Muay Thajus. Taip? Treniruotę Aistė užsirašė. Tai iškart varom link Muay Thai to stadiono ir bandysim ten pasivaikščioti ir rasti skaniai pavalgyti. Pažiūrėjom, kaip čia viskas gražiai atrodo ir koks čia pizekas. Wow. Super, labai gražu, labai šilta, malonu, miela. Rekomenduoju. Pagal idėją, kur ryte matėte, kaip mes nedaplukėm, ryte mums buvo čia jums prieš minutę, kažkur iš Vatenva. Bet kad čia jokios stotelės nėra, gal čia yra stotelė, bet ten tai nieko nėra. Aš nelabai suprantu. Kaip čia man Google Maps rodo, kad reikia daplaukti. Ir pažiūrėk, koks gražus vaizdas. Super. Kad pažiūrėk, tokia žmonelė mano graži. Na tai Bangkoką mes įsivaizduojam ir jūs įsivaizduojat kažkaip taip. Iš abiejų pusių tokie ne kokie namukai, o už 20 metrų jau kokie namukai. Ir čia realiai kas kiekvienam kvartalė, kas 100 metrų yra lygiai tas pats. Aistė sakė, nori kažką pakomentuoti. Nieko ne. Kaip visada, nes man yra sakę žmonės, kad reikia daugiau Aistei duoti kalbėti. Bet ir dar labai skaniai visur kvepia, kur anksčiau sakydom, kad smirda, šeini, žolytę kvepia daug kur. Kvepaliukai visokie, tikrai skanu. Kol kas. Čia yra vietinės kavinės, jeigu ką. Mes gal tokiose ir bijotume biškį valgyt, bet gal kažkada ir pabandysim, nes irgi visai kvepia, sakyčiau. Tik tai mums biškį trūksta angliško vertimo, bet nieko, mes susikaupsim, taip? Taip. Čia yra eismo valdytojas. Jisai čia kažką demonstruoja naujesnėm mašinom. O to po to priklauso, tau klausyt, ne tau klausyt. Prisėdom biškį stotelę atsigauti. Nes iš tikrųjų nemeluosime, laukiame taksi vėl. Bandome sulaukti. Ne vėl, gal vėl. Gražus vaizdai, dangorėžiai aplinkui, triukšmas, malonu. Galva gerulis, eik tu savo.สำคัญทุกเรื่องเลย เรื่องดินแดนอาณาเขตแผนวงแหวนที่เกียรติภูมิหมดด้วยใช่ไหมล้วนอยู่ในข้อ6มีข้อเดียวข้อ7ต้องถือผลประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนข้อ8 Atvažiavom per valandą laiko 6 kilometrus į mūsų Muay Thai ir žiūrim, mūsų pasitinka chebrytė vargšai per lietų. Stovi kaip įbesti. Aš tikiuosi, kad juos filmuoju, negausiu pizdi. O dabar mes einame kažkur pavalgyti. Ai, delegacija važiuoja chebrytė.
Ar ne ministras pirmininkas? Su vokiškom mašinom Europą. Šuniukas bėga per gatvę. Ir trimituoja, aš nežinau ar girdis, bet trimituoja hebra. Žiūrėk, vien mersai. Gerai, Toyota viena. Papasakosiu, kur atėjom. Bangkoke atėjom į Laoso restoranėlį. Aha, prieš Muitai. Atvarėm į laosiešių. Nu, čia tokia tikrai įdomus maistas. Tai pažiūrėsim, užsisajom kažką. Pažiūrėsim, patiks ar nepatiks, va kaip tik kaleko. Sakėm, kiaulienos dešrelių. Tada aišku, vištos standartiškai. Nu, aš galvoju, dar kažką reikia pasimti, bet ne, aš biškai bijau, kad čia man bus kažkaip nelabai. Nu, bet valgydami parodysim, ar labai ar nelabai, ne? Nu, Aistė ragauja vištos. Krosno norėsiu. Šiaip aš ragau, nu, tokie, žinai, labai. Cheers, thank you. Užsakėm dešrelių, šiandien gaminto sakėm. Skambėta. Nu, pupt. Nieko? Na, vidutiniškai, ne? Bet jie įdomu, kad jinai nėra kepta, jinai kažkokia tušinta gal, ne? Kaip čia pasakyti lietuviškai? Garuose. Bet nieko, sasiskos. Gerai, antrą patiekalą turim sasiską tokią. Čitą kažkokią. Kokia? Ne, kažkokią kimšą. Nu, sakė, šiandien darėm. Biškai padvažysim į padažą. Žydikėlis. Imbieras. Nu, įmanoma valgyti. Kiaulieną, bet labai jaučias kažkoks prieskonis. Sakyčiau, vištas skaniau, bet tikrai galima valgyti ir kiaulę. Nu ką, pavalgėm už 13 euriukų. Šiaip, nu gal biškai brangokai, bet whatever. Čia, kaip matot, yra pirmas Muitai pasaulio čempiono diržas. Pirmas. Ne antras, ne trečias, o pirmas. Belaukiant daužymuose užtikome šventyklą. Neatsimenam, buvom jo ir nebuvom. Tai įėjimas nemokamas tikriausiai. Arba nukirtom įėjimą. Ne, gal nemokamas. Einam, pažiūrėsim, ką čia rasim. Tokie ragai. Va, kokie ragai. Ui, koks kreivas atrodo per kameras, bet šiaip realybėj neatrodo toks kreivas. Jūs galvojat, galėčiau apie šitą šventyklą papasakot kažką? Nu, žinoma, kad galėčiau, bet čia jau tada ne ten pataikėt, reiškia. Dabar pabūkit tyliai jūs. Mūsų va čia, va visur. For the royal anthem. Thank you for your cooperation.
requires skill and knowledge of Muay Thai. The art of 8 limbs was the deciding factor in many battles. In close combat, their limbs turned into deadly weapons to Čia va taip, mes žiūrim Muay Thai kovas. Darbas iš namų. Nemeilas, nieko nelaukia. Čia vienoj rankai kompas, kitoj ir šitas ragelis. Nu va taip, žmonės ir multitasking, ką mes. Sako, dar vyrai nemoka multitasking. Kaip vertinė Aiste? Patiko? Tai va, išėjom. Biški mes anksčiau, kad nelaukti kamštį. Galvojom, nuvarysim į šitą, į Chinatowną, ne, pavalgyt biški. Pasižiūrėk, tuktukas ant tuktuko. Šiaip gal galėjom ir su tuktuku važiuoti, bet... O papasako, kaip tau patiko muštynės? Įdomiai buvo. Kas įdomaus? Viskas įdomiai. Nu va, tik kelsi video patys, galėsit pasakyti labai iš tikrųjų patiko. Rekomenduoju, kas, pažiūrėkit kaip kovoja. Rekomenduoju, kas atvarysit į Bankoką, nepagailėkit €100. Nepagailėkit €100 ir būtinai apsilankykit stadione. Pirmam Muay Thai stadione pasaulyje. 1-9 kada? 1-9-4-5. Per antrą pasaulinį karą. Tai va, kebrytė, žinokit. Na ką, sorry, mes biški rasojam. Po Muay Thai atvarėm į kiniečius, biški gal pavalgyt, tą, na, biški. Tai apibendrinant, Muay Thai patiko, projekcijos visą kitą fainai. Gal biški reikėtų, kad buvo tokių, kur labai apylygiai mušėsi, tai nelabai įdomu žiūrėti, nes labai apylygiai. Ir gal norėtų kitų tautybių, nes kas buvo Tailandas ir kiniečiai pagrinde. Tai va, dabar einam ir bus matyti. Ar galiu jums parodyti, kaip atrodo kinų kvartalas įspūdingai? Gražu, taip? Taip. Einam dabar, nežinau, kažką valgyti. Gal parodysim, ką valgom, gal neparodysim. Labai pasisekė, nes vėlgi čia važiuoju 7 kilometrus, nesvarbu kiek laiko, bet moki 2-3 eurus. Kažkur Aistė paklydo, pamečiau. Ai, va, matau. Ką aš jums galiu kokosai? Kokosai žmonės, kravai, va, kriauklės, viskas yra. Oi, kažkur įmyniau. Ką? Mergaitė pakairė signalį, turi kaip mano suvyšinį. Eik tu. Kur? Kur? Rimtai. Žiūrėkit, Aistė suknelė. Ir ten suknelė. Vyšnios dvi eina realiai. Gerai, ką? Eisim kažką ragaut. Ką pamatysim skanaus, tuom pasidalinsim, ar ne? Kas čia pavyzdžiui yra? Paragaujam šitų dalykų. Čia tie, atsimeni, atsimeni ant to. Hello. Is it sweet? Yes, sweet. Can we try this one mix? Čia matote Haon Buang iš miltų padaryta ryžių miltų traškų blinelį su viduj saldeku. Tai yra Aistė net jau nebegali laukti. Duok paragauti. Labai saldu. Skanu, ne? Skanu?
kiaušinio baltymas suplaktas. Ir yra kažkokie pagardukai užvaryti. Čia kiaušinio baltymas, ryžių miltų, labai lengvas toks paplotėlis. Kas čia per pagardukai, tai aš gal morkos smulkintos džiovintos su sezamo sėklom juodom. Manyčiau taip. Čink čink. Gerai, antras patiekalas mūsų bus tapkės. Arba ne. Mes einam gal į kitą pusę, taip? Kaip sakot, pereisim? Aš manau, tuoj pereisim. Davai, po šitų dviejų einam. Ir čia, jeigu gerai pamenu, turėtų būti Patajus kažkur. Aš visai norėčiau Patajaus. O gal biškį toliau paeit. Nu jūs pasižiūrėkit, seniai. 10 iš 10 vaizdelis. Wow. Hello! Is it good? Yeah. Good? Yeah. Okay, one please, one, yeah. Ką valgai, karoliukai? Krevetė susiro. Dar biškį druskos trūksta, bet šiaip. Taip visai nieko. Bandysi? Bandysiu. Šimtas batatų. 3 eurai. Nieko ypatingo? Ar skanu? Nieko ypatingo, bet žinai, aš krevečių mėgėjas, tai man patinka. Nu va, radom Patai chicken, bet atsigert aš norėčiau, nu bet jau tas to nėra, tai nėra. Tiesiog mes taip pakritom ir vėl atsivilko. Kiek sumokėjai už granatų sultis? 50. Ačiū. Trečias šio vakaro patiekalas vakarinis yra Patajus. Nu, toks gatvinis visiškai variantas, o ten, jeigu matosi, iškeptas keptuvai, šitokios. Čia yra visokių aštrumynų, čia yra turbūt prieš tai sūryti ir smulkinti. Nu ir varysim iki galo. Taip, standartiškai Patajus su vištyte. Šiaip labai skanu. Visko užsidėjom. Dar gal biškį riešutų galima. Biškį čiliuko. Nebus man per aštru. Biškį. Ulbų styrofonas bėgioja, kad jūs matytumėt. Tokia jau ta Tailando klasika. Čia viskas higieniška, viskas skanu. Iš tikrųjų labai karšta, bet skanu. Gerai? 2 euriukai. Super. Nu dar nusprendėm įvaryti gyozus. Fried pork dumplings. Hello! Can I have one gyoza? Portion, yeah, one set. Sorry, gyoza finished. Finished? Oh, so sad. Spring roll, vegetarian spring roll, pork dumpling. Nebent fried shrimp spring roll. I don't know. Maybe later. Thank you very much. Thank you. Tai saugus variantas. Čia kaip valgo, kaip rytė skaniai. Tai aš mačiau ten yra priekį.
ką moteriškė daro ant žemės, jūs man galite papasakoti? Dabar. Kol kepa Aistės gyozas, galim pasižiūrėti tokiu gražiu pasigrožėti. Ai, dar žinai, ko mes norėsim? Penkiai. Su Nutella ir šitų banano, ne? Taigi, Aistė dabar ragaus, ką mes čia ragausim? Gyozas koldūnų, saugus variantas, bet šiaip matėm, kai kepa, nieko nesakysim. Tai šiaip Aistukas jau šį kartą ragauja daugiau per pirmą dieną, negu mes buvom per 3 savaitės prieš 2 metus. Kalta? Karšta. Labai? Duok man. Čia soja? Ne, man atrodo, čia ne. Fish sauce. Salotykės. Kakao. Nu, aliejaus nemažai. Daug pilno. Obo. Nelabai. Čia daržovių ir kiaulės. Bet labai, man biški drusytės, kai visą laiką pas jos trūksta, bet aš turiu, jeigu kam, čia. Ir šiaip nematėm dar Chinatown'e, kad kas keptų blinelius. O kas čia? Pasižiūrėk. Ai, čia ne blineliai, galvau. Blineliai, o čia pasirodo ir patajų kepa. Paskutinis mūsų stotelė, banana ir Nutella. Su tokiu vaizdu. Gražiu Aistė šypsosi. Visi patenkinti. Žiūrėsim, kai gamina ar nežiūrėsim. Bet pažiūrėkit, koks vaizdelis chebryta. Wow. Gražu žiūrėti. Čia galiu pasakyti, šitas čiuvelis buvo pradžioj Chinatown'o, dabar jisai jau pačiam gale atsidūrė. Per porą metų nusivažiavo nuo priekio į galą. Tai va. Good. Nu va, ir mūsų banana Nutella roti, taip? Ragausim, skanausim, grįžom namo, po šiokios tokios nelaimės, atsigavom, atsistatėm, bandom. Tai realiai, blynas, ane, brangioji, kur tu? Blynas su Nutella ir bananu. Belia kaip skanu. Biškė atšalo, bet susirigavo pilvukas mano markšiukas. Oi, kaip ją juokinga, kaip žmogui bloga, tai juokinga jai. Oi. Čiut nepratrydau ten visur, kur tik galėjau. Pasižiūrėkit. Oi. Gerai, eisim dar pasivaikščiosim rajone, užeisim vandenuką ir viso. Na va, grįžom, sakom, išeisim, pažiūrėsim, kas rajone pas mus vyksta. Kiek dabar yra? 12, po 12 porą minučių. Nu tai sakyčiau, judesiukas. Gražus judesiukas. Čia bakurėlis sėdėjo. O, pica, nenori picos? Tai va, chebryta. Manau, kad tam kartui tiek žinių ir tada susimatysim jau jaučiu kitą dieną. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, paspauskite laiką, paprenumeruokite kanalą. Ir tada iki kitų greitų susitikimų.